Šalia manęs stovi E36 kompaktas, o prieš jūs stovi bičiukas, kuris visiškai nenusimano apie mašinų taisymą. Praeitose epizoduose rodžiau, kad po kapotu slepiasi pats paprasčiausias 1.6 motoras, o šiame epizode parodysiu, kokį kelią man reikėjo praeiti, kad čia stovėtų 2,5 plyta. Bet dabar jau žiūrėk boholizaciją. Taigi. Praeituose epizoduose tikriausiai matėt, kad buvo nupirktas naujas motoras, bet ne bet koks. Tas motoras atkeliavo tiesiai iš kito kompakto, tai 323 kompakto, bet praeitas savininkas nepaliko tavo motoro tokio jau stok. Jisai savo rankom sudėjo velenėlius. Jeigu gerai prisimenu, tai išmetimas buvo nuo 3 litrų, įsiurbimas nuo 2,5 ar viskas nuo 3 litrų, žodžiu, velenėliai yra didesni, yra įdėtas M50 intake'as, kuris daugiau oro praleidžia ir yra suprogramuotas kompiuteris. Jeigu taip realiai viską bendrai paėmus, tai galim sakyti, kad turim tiesiog 2,5 plytą. Ko pasekoje turime 6 cilindrus ir 150 kW. Man bent taip sakė praeitas savininkas, bet tikriausiai reiks eit prasisukti dar. Bet ir šiaip, jeigu įdėjus tokį motorą į kompaktą, kuris sveria tik tai toną 200, manau, turėtų būti smagu. Aišku, kadangi čia yra mano pirmas svapas ir šiaip apskritai mechaninis dalykas, ką darau, tai stengiausi daryti tik tą, ką pilnai suprantu, tai visokias tarpinės, visokias vandens pompas, visokius ten, ką aš galėjau pats, tai aš pasikeičiau, pasidariau tik tokų, kiek galėjau, bet aišku, visur yra ribos, tai vat ir pasiekiau už tas ribas su savo motoru ir aš žinau, kad kai kurias vietas man yra geriau nelįsti, nes bus tik brangiau ir tik ilgiau užtruksim su visu svapu. Kiek tarpinių bekeistum, kiek visokių pompų, visko ten pridarytum su nulaužtais varžtais, kaip ten besigavo, atėjo momentas, kai jau reikia dėti variklį į vidų ir aš suprantu, kad savo garaže neturiu nei lifto, nei įrankių, nei žinių ir visas svapas tikrai būtų išrūkęs ilgiau. Tada man šovė geniali mintis, netgi sakyčiau, parašyti MDT servizui. Labai mažai vilčių buvo, kad sutiks. Vis dėlto esam nauji kūrėjai, small creators, kaip sakoma. Bet malonu tai, kad jie atrašė, nuvažiavau susitikti, paaiškinau savo situaciją, kad man reikia kontento, aš noriu įsidėti variklį ir aš jiems galiu padaryti reklamos. Ir gavau žinių, kad man jie padės. Tai buvo didžiulė pagalba, tad nepagailėkit nueiti į jų kanalus, palikit laiką, palikit kokį komentarą. Ir jeigu kad nors reikės jums servizo paslaugų Klaipėdoje, galite drąsiai kreiptis į MDT servizą workshopą. Tikrai žmonės nusimano, turi patirties, važinėja driftuose, nusimano apie visas mašinas, galų galiausiai turi nuostabės dirbtuvės, kur turi žmonių, kurie gali sutvarkyti jūsų automobilį. O kalbant apie MDT, mums buvo tikslas pasiruošti visą motorą, kad galėčiau atvažiuoti ir padėti kažkiek, kiek aš galėsiu sugebėti, įspausti tą motorą į vidų. Planas buvo paprastas – išimti 1.6 motorą ir įdėti 2,5 motorą. Skamba paprastai. Tai nieko nelaukęs užsižymėjau datą kalendorių ir laukiu tos dienos kaip kalėdų. Viską pasiruošiau, viską nusiplovau, viską susitvarkiau ir laukiam tos dienos, kada gausim važiuoti į servizą ir bandyti dėti tą motorą. Hop. Kažkaip ne taip. O, dabar žymiai geriau. Taigi, ir atėjo ta diena. Atvažiavau su savo nuostabia mašina iki MDT dirbtuvių, įvariau savo eksperimentinę gulbę ant lifto ir paskutinį kartą užgesinau 1.6 motorą. Visam laikui. Palikęs mašiną pas MDT, susikrovėm visas manatkės į autobusiuką ir važiavome iki dirbtuvių susirinkti visą pačią svapą. Tai nuvažiavom, pasiėmėm motorą, visas dalis, pasiėmėm realiai visas dalis, kurios buvo garaže, nes nežinau, ko reiks, ko nereiks, ką ne tą nusipirkau, ką dar reiks nusipirkti. Žodžiu, viską sukrovėm į autobusiuką ir pasileidom atgal į MDT pradėti darbus, kaip sakoma, nežinau. Sėsk videografas, paveš, nereiks peškomis. Dabar pamatysis, ko nesat matę. Nauja rubrika, kiek budelis atsuks varžtus naujausiai. Kiek nutrauks varžtą, gal taip? Nežinau, čia kaip ne savo rūbų spintoje būčiau. Pas mane gal 3 kartus mažesnė įrankių dėžė. Kažkur va tokį reiktų.
Nu, kažkaip reiks ir įkrauti tą patį viską, čia daug žinių nėra, bet gal šis gausis. Bet nieko, ko nepadarysi vardan 6 cilindrų. Bijau kažką ištraukti ir pradės bėgti, žinai. Čia. Nežinau, aš nieko nežinau. Tiek pat žinau, kiek jūs žinot. Eina, savo, pažiūrėkit, čia varžą reiks atsakinėti. Kadangi pirmą kartą dirbu prie tokio projekto, ar apskritai kažką sukt varžtais, buvau šiek tiek pasimetęs ir mažai šnekėjau, bet stengiausi viską atlikti kruopščiai, kas man buvo pasakyta. Nerijus iš MDT labai aiškiai parodė step by step, ką atjungti, ką ištraukti ir papasakojo, kas buvo neaišku. O neaišku buvo daug. Nu, sakyčiau, galėjo blogiau baigti. Pradėjom sukti varžtus, pradėjom parašinėti motorą ištraukimui, kol žmogus, kuris turėjo man padėti, atsilaisvins. Buvau susikopęs visą savo procesą, todėl labai buvo galvoj daug visokių dalykų, todėl daug nešnekėjau kamerą, tiesiog leidau Juliui, mano kolegai, kuris visą laiką filmavo, kad jam žinau šitą procesą, kažkiek pašnekėjau, tai žiūrėsim, kaip čia gausis. Bandysiu kažkiek papildyti iš šito formato čia. Čia realiai... čia. Tai čia gali būti... Baigink sukti, bet šiaip dažniausiai jie nesisuka. Sukas tiesiog ratu. Ai, nes tai veikia, geras kontaktas. Fiksatoriai dar neišmanti. Per gyvenimą nebuvo daug kartų spinėti. Nedaug važiavusinai. Turi visą pilną šitą servizo knygutę, nuo pat iš servizo išvažiavimo. Ledinį tokį daiktą, ne? Ką padarysi? Bet dar klausyk, visai gerai sekas, nes nieko nesulaužiau ir nieko per daug neišpyliau ir dar neišvarė iš garažo. Labai šilta rankai, nežinau, koks čia bus skystas išbėgs. Bandina ištrauksiu. O, biškį galvą reikėjo įjungti ir iškart geriau einas. Taigi, ir atsilikau pirmus darbus. Taigi, pirma, atsijungti akumuliatorių, antra, išsiimti oro filtro dėžę, tada trečia yra išleisti antifrizą ir išimti radiatorių, ten to antifrizo ir biškį ant žemės, biškį ir kibirą papuolę, ir ketvirta yra kišti galvą po nepatikimų kapotų ir čia neprasileisti į pakaušį. Žodžiu, ačiū Juliu, kad išgelbėjo. Tai jau ne tik, kad reikia siurblio, tau reikia žarnų tinkančių tam kėbului ir tam varikliui, nes tas siurblys pats kiekvieną variklį yra skirtingas, skirtingoje vietoje ir su skirtingom jungtim. Reiškia, kondiškė bus atidari langai, kur irgi nelabai veikia, tai reiks ir tos tada. Galiausiai priėjom prie vieno sunkesnių atsisveikinimų, tai yra kondiškės delete. Originaliai turėjau kondicionierių, bet tokiam projektui vardan paprastumo ir noriu iš variklio išspausti maksimaliai, nusprendžiau išimti tą kondicionierių ir atlaisvinti vietas, kaip sakoma. Wow. Aš tokį būčiau gavęs į veidą. Būčiau apsiverkęs ir išėjęs namo. Dar kažką. Viską vietai turi. Čia yra freon aparatas. Susipažinkit. Play montage. Žodžiu, viską pasidarėm, dabar laikas kelti mašiną į viršų ir išsileisti tepalus. Šiaip labai fainas experiences buvo, nepaisant to, kad biškį tepalų prisileidau ir į pirštinę, bet čia, manau, tiesiog procesas. Na gerai, išsileisim tepalą. Tiek tai truks ir ištrauksim motorą. Jau kai reiks dėti, jau bus kitos problemos. Kaip sutrukinėjęs diržas. Nemanau, kad taip turėtų būti. Atsisuko. Į miškų durą ir neprisilaistim reikalingai. Galvau, kur tepalą leisti. Gal atgal užsuk, ne? Ar negi? Gal. Ir aišku, turėjau prisilaisti.
Man šiaip labai įdomu, kaip va čia bus. Oi, ne taip ir baisiai, va. Kažkaip kaip dirbtuvėse pakišau ranką, atrodo, kad baisiai. Bet nėra jau taip blogai. Kažkaip prihamnutinta kažkas. Nu, įdomiai. Tomas, pažiūrėjau, kokio plonumo mano pusašiai. Man atrodo, apsilankysim čia anksčiau negu planuotumas. Šiaip galėjau bent mašiną nusiplaut, bet tiesiog nebebuvo laiko. Plausim, kai jau bus visa pasvapinta. Pas mus pasirodė Justas. Justas yra mechanikas ant data service, kuris padės mums šiuo metu su svapu. Vis tiek naudosim, bet jau iškėlimo procesu, tai jo, tai bus. Kažkaip nepatikimai sukas. Ai, bet man galvoju, bus taip takšt. Šiaip nėra jau taip surudėjus, aš kažkaip tikėjausi, kad čia bus, prastai. Tipo nėra gerai, bet 3 metų mašina, reikia nepamiršti. Tai kaip ir normaliai tas. Kaip sakoma, yra jau smegenis atjungtas, jau nebeužsikurs. Gudriai, kad tu gailėsi dėl šito varianto? Iš kur nesigiliu, žinai, ilgai laukiau, ilgai buvo planuotas visas svapas. Ar kartočiau? Labai stipriai abejoju, bet manau, dar pažiūrėt, daškai dar neįdėjom to motorą, čia dar, man atrodo, dar daug bus visokių problemų. Bet žiūrėsim, manau, kai išgirsiu pirmą užkūrimą, iškart atsipirks visi vargai, jeigu įsikurs. Fingers crossed. Viską atjungę iš viršaus, pagaliau galim lįst po mašiną ir atsukinėti paskutinius varžtus, kurie viską laiko vienoje vietoje. Tie, kurie atsisuko, palikau Justui, o tie, kurie buvo ant atsisveikinimo ribos, Justas sugalvojo man patikėti orinę pušką ir labai nedaug instrukcijos. Dar tokio nesinaudojęs. Tas jau spaudyta. Šiaip biški žiauru, bet čia jau nebeužgaudė man kamerų. Bet atsukant paskutinį varžtą, šiaip iš tikrųjų nei vieno varžtą neutraukiu, čia yra gan įspūdingas pasiekimas. Bet atsukant paskutinį varžtą, atsukau išmetimą nuo kolektoriaus ir nutrūkus gumai prasileidau galvą. Čia tokį, nežinau, čia kokią savaitę vaikščiau su tokiu raudonu įbrėžimu. Bet šiaip viskas gerai, nieks nenukraujavo, nieks nenukentėjo, galim judėti toliau. Tikras mechanikas, o žiūrėk, net cukraus bėga. Blood, sweat and tears, kaip sakoma. Prižadu, neverks. Kepalių pagal? Iš viršaus jau viską atjungiam, paskėlę mašiną, aš atjungiau duslintuvą, pats vos neatsijungiau irgi tuo momentu. Bet viskas gerai, duslintuvas nuimtas, monstras veža. Duslintuvas atjungtas, dėžė atjungta, variklio pagalvės atsuktos, teplos išpiltas, čia realiai visas darbas jau padarytas. Tada prasidės kitas darbas, įdėti motorą. Tai manau tikrai bus reikalų. Bet, kaip sakoma, judam toliau. Nežinau, kuo baigsis, nežinau, koks kitas žingsnis. Sakė, kažkokius šlisus reiks ilginti. Ar trumpinti, nežinau. Vienas žmogus sakė, kad reikia, sako, tiesiog jie juda, kažkiek reguliuojas ir jeigu išmaksini, tada nereikia nieko daryti. Ir tada kitas žmogus sako, jau reikia daryti. Trečias žmogus sako, iš vis reiks keisti. Ketvirtas žmogus iš vis idiotų išvadino, kad keičia kažkokį variklį.
ir bendrom jėgom, nu gerai, ne bendrom, jūs čia visą beveik darbą padarė, su manim būtume tik dar ilgiau užtrukę, bet dėžė yra nuimta ir esam pasiruošę traukti variklį lauk. Nu ir pradėjom tą tokį instagraminį momentą, kur motoras yra ištraukiamas. Šiaip realiai, dabar kai pagalvojus, tai motoro swapas lengviausia dalis ir yra išimti tą motorą, nes reikia tiesiog viską atjungti ir ištraukti. Čia dar kol kas būčiau viską pasidaręs pas save garažį. Kol kas. Kur pasirišti? Čia. Čia, bet galia nėra. Pasim prie kolektorių. Kas įdomu bus kažkas neatjungta. Daug šansų turbūt. Eina savo traukiam šitą varikšelį. 1.6. Toks atrodo lengvutis, mažas, toks atrodo paimtum taip gerai apkabintum. Pasaka. Šiaip ištraukiam variklį be jokių didesnių pastangų ir tada atėjo metas parodyti komandai, ką aš esu nusipirkęs. O komanda galvoja, kad jis bus biški labiau paruoštas. Šiaip aš žinau, kad ten tiek daug laiko neužtruks viską sudėti, bet aišku, čia jau yra experience dalykas, tai teko biški nustebinti. Okay, that's not Bet tai kolektorius lieti. Ne? Tai kolektorius seniai, čia nieko nerandė. Viską reikia užsidėti. O, tas ir geras. Gerai, kad sužymėjai. Nežymiau. Puiku, jeigu užkursim ir nieks neleis. Fingers crossed. Šiaip generatorių uždėjom, įtempėją uždėjom, kojas uždėjom. Dabar dėsim kolektorių, ar ne kolektorių. Nereikia dėti kolektorių, ar čia pirmas susitvarkys? Susižiūrėt, kas čia pas tavęs bus. Pravodkimo tai reikia. Tai paskutinį galim dėti, ne tada. Mes uždėsim kolektorių, galim išeiti, reikia susižiūrėti čia. Jo. Kas kur kaip dėlis. Diena eina į pabaigą, taip pat ir mūsų darbai. Deja, dėl netikėtų darbų reikėjo pastumti visą šitą svapą vieną dieną į priekį. Todėl negalėjau dalyvauti pačiame variklio dėgyme. Žinau, čia biški nesąmonė, negalėjau daug kadrų gerų paimti, bet į darbą tai reikia eiti. Kas galvojate, aš iš bedarbio pašalpos šitą plytą perku. YouTube'as dar nieko nemoka, reikia kažkaip reikia suktis. Bet nieko tokio, nulikau greitai pirmą dieną paimti porą kadrų ir užtaikiau patį momentą, kai motoras ėjo į kėbulą. Tai gražaus montažo. Čia tai reikės. Faktas. Modifikacijos. Pasakyk. Yra pačia. Kas ant skidelio veiks.
Variklis stovi mašinoje. Šiaip, ką aš galiu pasakyti, esu pavažinėjęs porą savaičių su mašina, tai manau, to papildomo 70 kW to ir trūko šitai mašinai. Labai smagi mašina, dabar važiuoja greitai iki leistino greičio, aišku, bet palyginus kaip su stok važiuoja mašina, tai visiškai kitas pasaulis. Labai džiaugiuosi, kad pasirinkau dėt motorą. Momentu biškai gailėjausi, nes buvo labai daug reikalų ir ten viską dėti ir sukti ir žodžiu. Bet iš tikrųjų džiaugiuosi, kad padariau. Mašina važiuoja. Vieni sakytų, kad projektas baigtas, o aš manau, kad projektas tik prasideda. Esu dar sugalvojęs visokių epizodų, ką padaryti su šitą mašiną, tai manau, pasubscribinkit, palaikinkit ir susitiksim kitam epizode. Arba ne.